Per visus, ką esu atradęs, tai yra GenCraft. GenCraft yra paveiksliukų generavimui. Ir čia galiu pasidalinti keletą tokių, ką esu generavęs, daręs. Tokį, čia idėją žiūrėjau, ten leidžia suanimuoti. Animacija nėra pas jų labai gera, nors va šitas labai fainiai jisai juda. Visai gražiai padarė. Tai čia buvo daroma projektas. Vienas man reikėjo tokių vaikiško stiliaus paveiksliukų. Tai kitą kartą pasigrybauja, tačiau aprašius, kad vienodam stiliui pateiktų ir galima turėti tokį pateikimą. Tai kodėl aš naudoju GenCraftą visiems šitiem momentams, nes jisai leidžia pasirinkti stilių. Kokiam stiliui aš noriu, kad tai būtų 3D animacija. Galima pasirinkti modelį, kaip tai bus. Ir tarkim, 3D charakteris buvo, kurio man reikėjo. Ir tada aš jau vedžiau pasirinkęs visus šitos dalykus. Taip, pasirinkam dydį. Pasirinkam visus, kurios mums reikia. Mes galime pradėti rašyti promptą.